Vienas laukia nekariau. Petrai, vis daugiau žmonių klausia, tai ir bus tas karas Lietuvoje? Nebus tojo karo Lietuvoje. Nebus. Tu tikrai manai, kad nebus? Nebus, gali būti ramus. Petrai, parinkau kelias ištraukas. Protingas žino arba supras, na, o kvailam ir taip gyventi paprasta. Per pastarosius 5000 žmonijos istorijos metų Žemėje tik 292 metus nebuvo karų. Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos žmonija turėjo tik 26 taikos dienas. Karai nusinešė 3 milijardus 640 milijonų gyvybių. Tai beveik pusė dabartinių pasaulio gyventojų. Karas visuomet buvo neatsiejama vartotojiškos visuomenės, kurioje pagrindinė vertybė yra pelnas, o karas priemonė jam pasiekti dalis. Karas yra verslas, pats pelningiausias verslas. Karai vyksta dėl išteklių, naujų rinkų, teritorijų, pinigų ir valdžios. Kaip manai, kam tai naudinga? Valstybėms, kurios net neturi pinigų šiems karams kariauti? Ne, tai naudinga tik korporacijoms, kurios tapo tokios galingos, kad de facto kontroliuoja valstybės. Jos suinteresuotos nuolatinėmis pajamomis, todėl joms reikia nuolatinių karų. Ar žinai, kas už visą tai moka? Manai, kad tai jos? Ne, už viską mokame mes, žmonės. Atmink, karai neatsiranda, jie sukuriami ir sukuriami iš anksto. Karai planuojami dešimtmečius prieš tiesioginį ginkluotą susidūrimą. O kariniai veiksmai yra tik spektaklio kulminacija. Norint pradėti karą, visuomenė turi būti įtikinta karo būtinybė, o taip pat teisė į preventinį smūgį, kad būtų išvengta blogiausių pasekmių. Todėl kiekvienas, norintis pradėti karą, bandys įtikinti visuomenę, kad karas yra būtinas, norint pagerinti pablogėjusią valstybės padėtį. Pirmas principas. Mes nenorime karo, mes ginamės patys. Norint vykdyti karo propagandą, pirmiausia reikia įtikinti savo tautą, kad mes nenorime karo. Tai kiti, jie, kurie pradėjo karą arba ketina jį pradėti bet kurią dieną. Kita vertus, mes esame priversti gintis. Šį principą galima pastebėti beveik kiekviename kare. Svarbiausia, įtikinti žmonės, kad blogiukai nekenčia mūsų ir jau pradėjo arba yra pasirengę pradėti pirmieji. Kaip įrodymą galima pateikti tinkamą politinę žmogžudystę, išpuolį, teroro aktą ar panašiai. Keršto jausmas yra paprastas ir veiksmingas būdas nukreipti piliečių pyktį reikiamą kryptimi. Antras principas. Tik priešas yra atsakingas už karo pradžią. Trečias principas. Priešų vadovas yra velnias ir tikrasis blogis. Priešui sukūrimas veidas ir tai yra neapykantos objektas. Nebūtina priversti nekęsti visą tautą. Priešų įvaizdis personifikuojamas, siekiant parodyti savo gyventojams, kad kitų vadovas, lyderis, yra psichiškai nesveikas, išprotėjęs, korumpuotas žmogus. Ketvirtas principas. Mes giname kilnų tikslą, o ne privačius interesus. Ekonominiai ir geopolitiniai karo tikslai kruopščiai slepiami. Į pirmą vietą iškeliama moralinių vertybių apsauga, demokratija ir tautos laisvė. Tai reiškia, kad karo tikslai yra kilnūs. Išlaisvinti žmonės nuo kančių, sunaikinti teroristų bazes, užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų platinimui, nuversti kruviną diktatorišką režimą. Penktasis principas. Priešas yra žiaurus. Pasakojimai apie priešų žiaurumus yra vienas svarbiausių propagandos aspektų. Žiaurumus vykdo tik priešas. Šeštas principas. Mes ne žiaurūs, o kariaujame kaip riteriai. Kovojame pagal taisyklės. Septintas principas. Slėpti savo nuostolius ir sureikšminti priešo nuostolius. Aštuntas principas. Įtraukti kūrybinę ir mokslinę inteligentiją į karinių veiksmų rėmimą. Devintas principas. Religinis karinių veiksmų idealizavimas. Naudojami šūkiai. Mūsų reikalas yra šventas, Dievas yra su mumis, o priešas degs pragare. 10 principas. Kraštutinis kategoriškumas. Kas abejoja mūsų propagandą, tas pataikauja priešui. Arba tu su mumis, arba tu prieš mus. Bet kokia opozicija atmetama. Šalies vadovų interesai tapatinami su visų šalies interesais. Vadovų interesai yra šalies interesai. Jei nesi patenkintas lyderiu, esi prieš šalį. Šių principų veiksmingumą užtikrina visiškas žiniasklaidos monopolizavimas, dėl kurio neįmanoma gauti informacijos iš kitų alternatyvių šaltinių.
Todėl pasidaro beveik neįmanoma patikrinti transliuojamos informacijos pagrįstumo. Tai va, tik džiaukitės ir gyvenkit ir tylėkit.